17 skyrius. Sustojimas ir stovėjimas. Sustoti ir stovėti transporto priemonėms leidžiama dešinėje kelio pusėje, kuo dešiniau kelkraštyje, o jeigu jo nėra, važiuojamosios dalies pakraštyje. Transporto priemonės vairuotojas, įvažiuodamas, išvažiuodamas iš kelkraščio, neturi sukelti pavojaus kitiems eismo dalyviams. Jeigu važiuojamosios dalies dešinėje yra įrengta dviračių juosta, sustoti ir stovėti leidžiama greta dviračių juostos. Gyvenvietėse sustoti ir stovėti leidžiama ir kairėje pusėje vienos krypties eismo keliuose, taip pat keliuose, kuriuose yra po vieną kiekvienos krypties eismo juosta. Neapšviestose kelių ruožuose tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui sustoti leidžiama įjungus avarinę šviesos signalizaciją, o stovėti leidžiama tik stovėjimo aikštelėse arba už kelio ribų. Transporto priemonėms sustoti ir stovėti važiuojamojoje dalyje leidžiama vieną eilę. Motociklus be priekabos, mopedus, dviračius ir elektrinės mikrojudumo priemonės leidžiama statyti dviem eilėmis, jeigu tai nekliudo eismui. Statyti transporto priemonę kampu į važiuojamosios dalies kraštą, o nelygiagrečiai su važiuojamosios dalies kraštu galima tik ten, kur tai leidžia stovėjimo būdą nurodantis kelio ženklai ir arba horizontalusis ženklinimas. Vairuotojas gali pasitraukti iš savo vietos arba palikti transporto priemonę tik pasirūpinęs, kad jį savaime nepradėtų riedėti ir jie nepasinaudotų kiti asmenys. Draudžiama atidaryti sustojusios transporto priemonės dureles, jeigu tai kelia pavojų arba kliudo kitiems eismo dalyviams. Palikdamas stovėti motorinę transporto priemonę stovėjimo trukmę ribojančio ženklo galiojimo zonoje, vairuotojas privalo palikti informaciją apie motorinės transporto priemonės atvykimo laiką už priekinio motorinės transporto priemonės stiklo taip, kad ji būtų matoma kitiems asmenims. Sustoti ir stovėti draudžiama geležinkelių pervažose ir arčiau kaip 50 metrų atstumu nuo jų. Skiriamojoje, greitėjimo ir lėtėjimo juostose. Ant tiltų, viadukų, estakadų ir po jais, išskyrus tuos atvejus, kai ten stovėti leidžia stovėjimo vietą nurodantis kelio ženklai, taip pat tuneliuose. Pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 metrai atstumu prieš jas, o keliuose, kuriuose yra po vieną kiekvienos krypties eismo juosta, ir arčiau kaip 5 metrai atstumu už pėsčiųjų perėjų. Ant vejos, šaligatvio, išskyrus tuos atvejus, kai ten stovėti leidžia stovėjimo būdą nurodantis kelio ženklai arba transporto priemonė nurodyta leidime, išduotame prekiauti viešoje vietoje renginių metu, taip pat sporto, vaikų žaidimo aikštelėse ir kitose transporto priemonių eismui ar stovėjimui neskirtose teritorijose. Ant pėsčiųjų ar dviračių tako, dviračių juostos, taip pat arčiau kaip 5 metrai atstumu prieš važiuojamosios dalies susikirtimą su pėsčiųjų ar dviračių taku, o keliuose, kuriuose yra po vieną kiekvienos krypties eismo juosta, ir arčiau kaip 5 metrai atstumu už pėsčiųjų ar dviračių tako. Ten, kur tarp sustojusios transporto priemonės ir ištisinės horizontaliojo ženklinimo linijos, bortelio, kai jo nėra, važiuojamosios dalies krašto mažesnis kaip 3 metrai atstumas. Sankryžoje ir arčiau kaip 5 metrai atstumu nuo jos, išskyrus tuos atvejus, kai ten stovėti leidžia stovėjimo vietą nurodantis kelio ženklai. Maršrutinio transporto sustojimo aikštelėse ir arčiau kaip 15 metrų atstumu nuo jų, kai aikštelės nėra, arčiau kaip 15 metrų atstumu nuo kelio ženklo stotelė, jeigu tai kliudytų maršrutinio transporto eismui. Draudžiama kitoms transporto priemonėms stovėti lengvųjų automobilių taksi stovėjimo vietoje. Ten, kur sustojusi transporto priemonė užstotų kitiems vairuotojams šviesoforo signalus ar kelio ženklus, trukdytų įvažiuoti ar išvažiuoti iš stovėjimo aikštelės, stovėjimo vietos, garažo, kiemo, teritorijos, trukdytų įlipti į kitą transporto priemonę arba kitaip kliudytų transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui. Ne gyvenvietėse, kur bent viena kryptimi kelias matomas mažiau kaip 100 metrų atstumu, įkalnėje, nuokalnėje arba vingyje, pažymėtose atitinkamais kelio ženklais 113-118. Gyvenvietėse, kur bent viena kryptimi kelias matomas mažiau kaip 50 metrų atstumu, įkalnėje, nuokalnėje arba vingyje, pažymėtose atitinkamais kelio ženklais 113-118. Ant užbrūkšniuotų plotų, žyminčių nukreipimo saleles. Kitoms transporto priemonėms maršrutiniam transportui skirtoje eismo juostoje. Kelio ir įvažiavimo, išvažiavimo, į šalia kelio esančią teritoriją važiuojamųjų dalių sankirtoje ir arčiau kaip 5 metrų atstumu nuo jos, toje kelio pusėje,
kurioje yra nurodytas įvažiavimas, išvažiavimas į šalia kelio esančią teritoriją, išskyrus tuos atvejus, kai ten stovėti leidžia stovėjimo vietą nurodantis kelio ženklai. Kitoms transporto priemonėms stovėjimo vietoje, kuris skirtas skiriamąjį ženklą, asmuo su negale arba asmens su negale automobilio statymo kortelę turinčioms transporto priemonėms. Priverstinai sustojęs ten, kur sustoti arba stovėti draudžiama, transporto priemonės vairuotojas privalo įjungti avarinę šviesos signalizaciją, jeigu tokia įrengta, ir ar pastatyti avarinio sustojimo ženklą, kaip nurodyta taisyklių 92 punkte, ir kuo skubiau pašalinti transporto priemonę nuo kelio. Jeigu ketinama sustoti neapšviestame kelio ruože tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui ir avarinės šviesos signalizacijos nėra arba ji sugedusi, transporto priemonė turi būti pastatyta už kelio ribų. Jeigu to negalima padaryti, vietą būtina pažymėti taip, kaip nurodyta taisyklių 92 punkte. Greta skiriamuoju ženklu, asmuo su negale, pažymėtų transporto priemonių savąją transporto priemonę vairuotojas privalo pastatyti taip, kad netrukdytų įlipti, išlipti asmeniui su negale. Jeigu tai įmanoma dėl transporto priemonės gabaritų, transporto priemonė turi būti statoma stovėjimo vietos, paženklintos siaura ištisinė horizontaliojo ženklinimo linija, ribose. Elektromobilio arba grynojo elektromobilio, kurio įkrovimas baigtas, vairuotojas turi nedelsdamas patraukti transporto priemonę iš elektromobilių įkrovimo vietos, jeigu kelio ženklas stovėjimo ribotą laiką vieta nenurodo kitaip.